Labą rytą. Labas rytas. Prieš paskutintą dienelę. Šiandien biškiau liūdesiukas į mane. Man tai dar ne liūdesiukas, bet man vidurius suka dėl vulkano. Vulkano, viskas bus gerai. Lipsim, užlipsim ir nulipsim ir būsim very happy. Biški viena koja mano negerai kažkas. Prasideda. Bet noras didesnis užlipti yra. Tik 1,5 kilometro. Tik, vien tik lipimo į viršų. Nu, paskui žemyn. Gerai. Einam pasičiaut. Šiandien nusižiūrėjom porą krokliukų aplink mūsų vilą netoli. 2 netgi yra. 2 yra? Vienas 8 minutės, kitas už 20. Ėjimo? Tai pasivaikščiosim iki tenai, paskui grįšim čia kažkur, biškį pailsėsim dar iki vakaro. Ir 11 vakaro išvažiuojam užkariaut Agungą. O Dieve mano. Ir džiaugsmas, ir baimė. Ne baimė, bet šiaip. Bus skausmo tikrai. Aš žinau, kad bus, nes mano ta koja biški. Nieko, grįšim, pasidarysim masažiuką. Krisim baseiną. Šampaną nupirkai? Nusipirksim. Ai, dar reikia į parduotuvę nuvažiuot. Būtinai. Nusipirk vandenuko, ten snako kažkokių, nes pirmie atgal užtruksim apie 8 valandas. Bet pusryčius duos ir duos kažkokį drinką. Vandens buteliukai, nu tai. Soda water, sakė. Žodžiu, vis tiek reikia pasimti po kokius 3 litrus, manau, vandens. Ten bus šalta. Nebus. Taip, aš žiūrėjau. Bus vėjas ir bus Nu tai drėsim megztuką, kelnes šaltoka. ir viskas. Mačiau su pirštinėm, su kepurėm lipa. Eik, tu teikt. Taip? Gerai, viskas, einam pasišiauti, neša pusryčius ir sustinkam prie kroklio. Nu, tai va, visą mūsų bandą įsiskirstė, kas kur šiandien. Vieni jų būda, Keliauninkų grupė. Banda tu banda. kiti į Beždžionių mišką, o mes į Krioklius simaudyt. Tas, kas man labai patinka. Ryžiai čia nuimti jau. Ten toliau palmės, džiunglės. Žmonės dirba. Čia va kažkokia kavinukė. Good morning. Morning. You wanna go to your waterfall? Yeah. Yeah, it's only 5 minutes walk from here, yeah? Okay, thank You you. want something? Nugi, kaip ir visur, reikia atsimokėti bilietuką, kuris kainuavo mum 50 000 trim. Mum į dešinę einu pažiūrėsiu čia į šitą lauką. O, driežas bėga. Learn to sculpt. Va. Karvytės ganosi. Ne, taip ir nepaėmėm. Namelis medėje kažkoks tai. O. Įdomu, kas ten yra. A vietinis gyvena, ar čia vaikam kokiam? Iš pradžių net nepastebėjau. Tai papaugęs, išmaskotas. Tie laiptai tikiuosi mane atlaikys. Labai tikiuosi nenukryst. Oi. Tikiuosi gyvačių čia nebus jokių. Čia kažkokių kakulių prikakuota. Apleisti čia turbūt šiaip. Žmonės ateidavo pažiūrėti, pasėdėti į savo laukus.
Nu, bet va taip. Ok. Va, antis vaikšta. Turbūt į antį žiūrėtų. Keliukas pasikeitė į tokį džiunglių takelį. Be rankų noriu, atsargiai. Čia visokie takeliukai per tos visus bananų. Žmonių sodas. Daržai, bet nematau, kad kažką augintų. Kažką įdomesnė. Va, šventiklėlė, prašau vėl. O, amumi kur? Ai, čia va. Ženklas rodo eit į kairę. Jaučiuosi kaip Mauglis. Čia turbūt šitam karklį daugiau vietiniai eina įsimaudyt gal vakare. Po visų darbų žemės savo ūkio. Na ir žinoma, kaip ir visur, į krioklį reikia leistis laiptukais. Štai ten matosi nedidelis, bet kažkoks trukliukas yra. O, čia gan aukštai ir stačiai žiūrau. Atsargiai, Augustė, laikykis. Oho, čia irgi... Oi, vėlgi, žiūrėkit, tik dabar pastebėjau. Čia tokia siena ir žiūrėkit, skulptūrų kokį būdą įskaptuota. Čia visokie veidai, beždžionė. Wow. Vėl beždžionė. O, papa, tenai dar kas ten yra. Ten šiaip siena, bet vėlgi kažkokių dryžių išskaptuota sienai. O, wow. Iki krioklio tenai reikės eiti laikant iš šniūrų, per upelį bristi. Kitaip niekaip. Bandysim. Čia jau taip galima dar pasivaikščiot palei upelį. Smagiai. Ir netgi jaučiu čia palapinę pasistačius galima. Ir vėl blizga smėlis. Nu tai kai matau toli labai nenaisim, ten jau viskas skardis su statybiniam kažkokiam atliekom. Kažkokia palapinė, ten turbūt statybos vyksta, darbininkai ten sėdi. Kažkokius rūbus padžiavę. Ką, žinau, per tos akmenus čia bražė. Ir vanduo toks ne pats švariausias, nepasakyčiau, kad labai aš nenorėčiau maudytis. Nežinau. Tai nusprendėm nerizikuoti ir nebristi į tą pusę, nes čia, tapsi aš gal ir praeičiau to šniūrų. Nu aš irgi, bet Augustė, tai kaip tu ją praneši? Iški nėra labai saugu. Imk. Tai galvom maiše pasidėsim, pasigrožėsim ir judėsim link kito krioklio. Nedas čia toks kažkas labai įspūdingas. Čia gal po lietaus jisai biški daugiau. Nu tai jo, po lietaus visi kriokliai biški tokie didesni būna. Nes čia matosi pagal upės krantus, kad čia vanduo pakyla gan nemažai. Gerai, tai netempiam ir važiuojam toliau. Nu nežinau, čia va tas bananas nukrytęs žiūrau. Galvom, gal reikia paragauti. Va kokia didelė kekė irgi bananų. O gal skanus. O, kitokie. Čia net tie, kur mažyčiai skanus. Man rodos. Davai, nulupk, aš vieną ranką negaliu pažiūrėti. Žinok, čia bus. Na, jeigu kietas viduj, tai... Oi, ten jau bus įlindęs. Kas įlindęs? Tai vadinas valgomas bananas. Nieko, tu pralu bent tik tai pažiūrėta, jisai nekartus. Gaila tiek bananų, nu, guli. Gali neštis dabar tą visą kekę? Oi, ne, labai, ne. Net jaučiu, kad kartus bus. Nu, okei. Bet jisai pastovėtų porą dienų ir jie būtų nem. Jo, jį padėt ant saulutės. Ką porą duot? Rytoj valgysim. Nori parsinešti, nu davai. Bet tokius gerus, gerai. Pažiūrėkit, va, kaip šilta yra, kaip šilta, va. O. Ir man pačiai bėga irgi belė kaip. Va, čia aš neįsimaudęs. Gerai. Kokių didesnių, gal yra kokių geltonų. Oi. Atsargiai. Va čia va iš apačios. Va ten, va čia viduj, va matai, va šitus du. Vienas. Tai va, šitas. Davai, 3, aha. Va.
Pabandysim pažiūrėti, kada jie prinoks. Maiščiuką, nes Kelias dienas dar turim čia. ten išbėg kokias iš tų, žinai, gali paskui žlubut. Ką, trumpas sustojimas Varungė. Po vieną ne šalto, o po vieną vitaminų gėrimo. Šiandien reikia daug vitaminų. Keista, ne? Bet šiandien jau reikia biškį vitaminų užsipompuoti prieš rimtą žygį. Sausage norim. Oi. O rūgštumas. Chicken or beef. Aliošius su baziliku. Keistas skonis, bet skanu. Nu ir bliniuką šiaip desertui pasiėmiau. Nu, mes judam link kito krioklio, po mūsų rajoniuką. Pro tokį gražų vėl kaimą. Ir čia matom, kažkas vyksta. Ten stojo mašina tokia kaip vestuvinė papuošta. Daug baikų ir čia va tokie į vartelį į kiemą įėjimas irgi papuoštas, išpuoštas. Tai einu greitai kišiu nosį, gal išeis, ką įdomaus čia nufilmuot. Gal netyčia į vestuvės papulsim, a? Bolinietiškas. Norėtum? Kaip gražiai papuošta, žiūrėk. Jo. Jau buvo gal. Jau gal buvo. Hello. This is wedding? Wedding? Yes. Yeah. Jo, sako vestuvės. Bet mūsų nekviečia. Wedding? Where come from? Lithuania? Lithuania. Nu, einam. Coming now. I don't know speak English. Nu gerai, žmonės baliečiai sako, eikit, sako, galit pažiūrėti, na, kaip visi kas vyksta. Mes tai aišku, kad neatsisakysim ir užeisim. Ir jums parodysim. Wow. Čia svečiai laukia. Jo. Gal jaunųjų dar net nėra. Va, kiek svečių. Visi sėdi, laukia jaunų, bet mašinas stovėjo ten su papuošta. Hello! No. Can we walk? Žiūrėkit, kaip gražiai čia jie pasipuošia. Jo, jaunoji. Jo? Va jaunosis turbūt. Ar jie būtų turbūt jaunikis? Va, ten jaunoji. Aista Garūna. Hello. Can we see a little bit, yeah? Va, jaunikis vaikšto. We live Umadari Vila. Oh, but yeah. Sako, užeikit. Kažkaip keista, biškai visi žiūri, taip mes čia tokie vieni turistai. Va, dovanų neša. Nu, hebrytė, čia jūs dabar matot autentiškus kadrus iš vestuvių Balyje. Čia jaunoji sėdi, kai suprantu. Einam ten toliau. Čia ceremonija kažkokia vyksta. Čia jaunikis turbūt. O tenai jums altorius kažkoks šventyklais ten. Stalą, kai suprantu, jam dengia dabar. Daug žmonių. Kaip gražu, ne? Ir kiek daug žmonių. Visas kaimas susirinko. Neša dovanas, matai dabar? Ten gal
ten jų dovanas, sakai, man atrodo, ant stalo vėl įvaišių bus. Ne, dešo dovanas. Čia muzikontai, kai matau. Music? Ja. Štai va grosai, kokių visokių instrumentų įdomių. Muzikos visas orkestras. Čia neapeisim. Čia kažkokios apeigos vyksta. Jaunikai su jaunai ten sėdė. Čia galbūt tėvai. Man labai buvo įdomu pamatyti jų vestuvės, tik savom akim, realiai, gyvai. Taip ir pavyko ir tik pamiršau paklausti mūsų gido, ar vyras su žmona viens kitą įsimyli ir tada susitokė, ar irgi šeima suranda tau jaunikį ar jaunąją. Va tas va dabar man knieti, nes Indijoje tai žinau, kad šeima suranda. O čia įdomu, kaip šičia vyksta. Taip, kad jeigu patiko ir jum, parašykit greit po komentarą kažkokį. Ar matėt kažką panašaus, ar dalyvavot galbūt net. Jeigu turėtumėm daugiau laiko, aš tikrai ten norėčiau pasėdėti iki galo, nes norėčiau pažiūrėti, kaip jau jie ten šoka, kaip ten viskas vyksta toliau. Bet dabar jau prasidėjo ten jų šventinimas, matyta visa pagrindinė ceremonija. Tai va. Nu, įdomu, įspūdinga ir labai gražu. Gražiai papuošta viskas. Vau. Sekantis mūsų krekliukas vadinasi štai taip, Uma Anjar. Šitą įmas kainuoja po 15 žmogui, Augustai nemokamai. Dar eidami dabar pamatėm dar vieną vestuvę vyksta. Ir taip kažkaip pagalvojau, kad galbūt šiandien kažkokia palanki diena vestuvėm. Ir iš tikrųjų vietinių paklausėm, sakė taip, šiandien yra good day for get married. Jo, čia per kažkokį menulį, kai būna jaunas ar kažkoks. Panašiai kaip Indijoje, bet ta prasme tai ir jie tą patį. Ir žodžiu, čia praseitume dar toliau gatvelę, turbūt dar rastume vestuvių. Kažkaip įsirinka tą vieną dieną, ne tai kaip pas mus. Pasirinkam savaitgalį, datą kažkokią ten ir švenčiam pas juos visiškai kitaip. Lipdami ten to takeliu pamatėm iššaušę bežionės maudėsi. Galvojom ateisim arčiau pafilmuoti, bet šitos biški baigčios. Pabėgo toliau dabar ten, va, jeigu matot, kitoj baloj maudosi. Sakė, šitas lyg tai draugiškas. Čia virš mūsų medyje kelios sėdi. Va, bėga jos. Šitas jau baigčios. Čia reiktų kokį bananą. Vanoj pusė sėdi, savo stramiai sėdi. Kiek čia daug jų. Čia, kaip suprantu, jom padaryti šitie visi dalykai. Pačilint. Va, po dešinę sėdi krūme. Šitas lyg tai nebaigščias. Štai. Va, iš čia gal išeis pafilmuot, gal nepabėgs. Karšta varšėm ir jom. Anai kaip piškenasi.
Nu, prašau, kriuklys. Labai gražus. Labai gražus. Šitas gražesnis. Augusta, čia gražu tau? Bet karšta, jo. Nežinau vėl čia kaip čia maudytis. Pažiūrėk. Kur čia maudytis? Maudytis viršai gal. Ten bris per tą takelį? Ne, virš lipti. Ai, tenai, jo. Ai, jo, jis tą dėdulį kažką man rodė, kad tenai. Taip, kad biškį palaukit. Dar tada paleidžiu dronelį. Ir einam. Nusiplaut prakaitėlį. Nes taip ir bėga upeliais viskas. Einam valink savo maudymosi vietos, bežionės po kojom bėgioja. Akinius reikėtų gal paslėpti dėl visako. Nu ir prašau. Nu ir bandysim čia kažkaip biškį palysim, atsigaivinsim. Nors, kaip sakau, man tas vanduo nelabai kelia tokį norą, nėra didelio noro maudytis. Ne pats švariausias kažkaip atrodo. Bet vanduo tai ten duoda galingai, srovė tokia tikrai nemaža. Nežinau, gal girdit pagal garsą net. Nes čia reikia šnekėti garsiai gan. Atėjo gelbėt mus nuo beždžionių. Kavinė, tikiuosi jinai dirba. Open for breakfast, lunch, dinner. O, nuo 7 ryto, viskas gerai. Einam, žiūrėt, kas skanus duoda. Pala. O kur eit? Closed. Aš nežinau. Čia vidu. O tai closed? Pačia? Žodžiu, rašo nuo 7 iki 10, bet čia užkabinta, kad nedirba. Prašovim. Tokia mila kavinukė turbūt būtų buvus. Va, tokių baikų yra. Augustėlė, baik. Uždaryta. Atidaryta? Nu ką, tada einam. Link namų, kažkur ten rasim gal. Pietus gausis ne pagal grafiką. Tada aš vėl. Ką tu darysi, mamai? Mami, ką tu darysi dabar? Nežinau, kurią pusę. Ką čia darysi?
Mami perkaito galvytę biškį, jo?